Kokie čia vafliukai, degustatorė mano. Labai skanus vafliukai. Ar jaučias moliūgas? Taip, ir nusinešiu mokyklą. Daug daržovių turintis vafliai be jokių pieno produktų, daug skaidulinių medžiagų iš avižų, be galo skanus, tinkantis ne tik kaip patiekalas, bet gali būti ir kaip užkandis priešpiečiams ar pavakariams. Visus vafliams reikalingus ingredientus reikia sutrinti iki vienalytės masės. Pirmiausia, moliūgus sutarkuojame iki bulvio tarkio konsistencijos. Į masę įmušame kiaušinius, pilame aliejų, beriame cinamoną, truputį cukraus ir dedame avižinius dribsnius. Labai svarbu sutarkuoti su geru trintuvu iki vienalytės masės ir tuomet į vaflių įkaitintą keptuvę dedame po porą šaukštų vaflių tešlos ir kepame. Tiekti galime su uogomis, vaisiais, su graikišku jogurtu, be galo skanus, maistingi vafliai. Kad patiko receptas, neabejoju, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau receptų. Nori tobulėti daugiau sveikoje mityboje, įsigyk mano kursus, seminarus, elektroninės bei spausdintas knygas ir įgauk daugiau sveikos mitybos žinių ir valgyk sveikai, skaniai ir paruošk maistą greitai iš neįmantrių ingredientų.